Sveiki, mėlyjeji! Jau tradicija tampa kiekvienais metais pristatyti jums po video reportažą ir pasidžiaugti, kokias edukacijas mes darome čia Ceikiniuose. Ir ne tik darome, bet noriai daliname su jumis. Keliaujame į muges, vykdome edukacijas ne tik Ceikiniuose, bet ir kitose vietose. Taigi labai džiaugiamės, kad mūsų žvakių edukacinės programos įgauna pagreitį ir yra gaminamos ne tik Ceikiniuose, bet žmonės semiasi iš mūsų idėjų ir žvakes tiek lietas, tiek suktas gamina vis daugiau aplink mus esančių žmonių. Laima, Ceikiniai garsėja ne tik lietomis žvakėmis, matėm šiek tiek, kaip vyksta procesas ir kas dalyvavo, tikrai žino, kad terapija užburianti ir įdomi, kvepianti vašku ir atpalaiduojanti, bet mes turime dar vieną smagią ir įdomią edukaciją, tai sukta žvakes išvaškuojant, kuris procesas yra lengvesnis ir gal, sakykime, kam labiau pritaikyta lieto žvakės, kam labiau pritaikytos suktos žvakės, gal trumpai galite papasakoti? Lietas žvakės daugiau mes gaminam su suaugusiais, nes yra lengviau, kad vaikai vašku neapsidegintų, o jo suktas gaminam su vaikučiais ir arbatinės gaminam su vaikučiais. Tai suktos žvakės yra daromos iš vaškuolių, taip? Taip, iš vaškuolių. Ir temperatūra, kaip matau, štai čia gal šiek tiek per šalta. Per šalta turi būti kambario arba šilda į rankom, bet jau šiandien yra vėsu, turi būti šilta. Ši žvakė yra gaminama lengviau už tą, kad mes dagtį iškerpam, kokio mums reikia ilgio, kokią norim didumo žvakę padaryti, įspaudžiam, tada stiepinam. Bet kad vienas kraštas būtų lygus, kita uždėdinė kraštas. Ir svarbiausia, kad susukus šitoje vietoje neliktų oro tarpų, taip? Panašiai reikia, bet sukimas, kad būtų kuo mažesni oro tarpai. Čia oro tarpai priklauso degimo laikas. Jeigu yra didesnė tarpa, jinai trumpai dega, jeigu mažesnė tarpa yra. Reikia truputį paspausdami, visiškai laisvai sukti. Ir gulasi šitie koriukai, dantukai vadinamieji vienas prie kito. Jo, vienas prie kito. Bet jie, kai šiltas patalpos, jie geriau tada priglunda. Tai šaltas jos tiesiog trūksta. Taip, kad reikia šiltose patalpose. Taip, kad šildykit savo rankomis ir sukit žvakę, o mes keliaujame žiūrėti, kokia kita edukacija šiemet dar papildė mūsų Ceikinių kraštą. Dar vienas kūrybinis procesas, edukacinis užsiėmimas, kurį atrado mūsų Raminta, tai yra štai tokių grožių gamyba. Labai džiaugiamės matydami, kad šis amatas išpopuliarėjo ir kitose vietovėse, atsiranda žmonių, kurie bando daryti tą patį. Tai labai smagu, kad Raminta sugebėjo užkrėsti ir kitus. Ir galbūt pati šiek tiek papasakos, ar sudėtinga, ar sunku ir ko reikia, kad štai tokie grožiai atsirastų. Taigi, Raminta, ar ilgai užtrunka pagaminti tokį grožį ir ar jie buvo iškeliavę toliau negu Ceikinių ribos, nes kiek žinau, kad tikrai ne tik Ceikiniuose jie lieka. Labas, Emute. Na taip, esu daug savo darbų padariusi ir daug kam esu padovanojusi. Dalyvaujame ir Ceikinskoje mugėje su šiais rožančiais. O užtrunka tai ne visai taip ir ilgai. Per pusvalandį galima pasigaminti, aišku, pažaidžiant. Tai juos darau įvairius. Aišku, mergaitėm daugiau rožinius, berniukai mėlynį juodi. Bet jie didesni būna. Aš darau jo ir didelius normalius rožančius. Turim kunigą Marijoną Savicką, kuris pašventina ir taip jie keliauja toliau į kitų rankas. Labai smagu, labai džiaugiamės ir linkim toliau kūrybinės sėkmės. O štai čia pasižiūrėti, kokių grožybių galima prisisiųsti.
ir prigaminti štai tokių darbų. Ir kągi tu čia veiki? Darau fėjas, namų saugotojas. Vėlgi, kuo tiki, taip ir yra. Tai darom tokias įvairiausių spalvų. Iš vilnos sluoksnius, lėlytės fėjas. Tai mums reikia tik šanilo juostelės, vilnos, karštų klijų ir gamybos procesas vyksta. Ir iš kur kilo ši mintis? Iš Pinteresto kažkada pamačiau labai fainas tokias girinukes, miško fėjas. Ir pagalvojau, kodėl nepabandyti. Aišku, ten jos įmantresnės, su įvairiausiais sparneliais ir kitokiom gražiom detalėm. Aš pradėjau nuo paprastų pabandymų, be jokių prabangių kažkokių detalių, tiesiog paprastai dedant sluoksną, paprastai dedant vilną ir darant tas fėjas. Tai vėlgi, kaip visada sakau, kiekvienas kūrėjas, menininkas ir amatininkas turi savo būdą. Aš nežinau, ar kiti naudoja štai tokias šanilo juostelės ar ką, bet aš radau savo priimtiną, savo patogų būdą ir kad padaryti fėją, aš naudoju būtent tokias detalės. Kiti galbūt naudoja kažką kitą. Ar ilgai tai užtrunka padaryti? Jeigu kruopščiai ir taip atsakingai darai, tai kaip pusvalandžio laiko. Tikrai labai įdomi jūsų edukacija. Mes būtinai pasidalinsime šiais metais ir su kitais, pakviesime ir džiaugsimės, jeigu vėlgi atrasim kažkokių pasiekėjų, kurie darys ir neš tą žinią tolyn. Nes tikrai labai smagus užsiėmimas, kaip ir kiekviena edukacija, kurią mes Ceikiniuose darom, tai norim, kad jinai trauktų ir būtų tokia kaip atpalaiduojanti. Kažkokia tarsi savotiška terapija, į kurią pasineri ir viską užmiršti, po jos būna gera, šviesu, tai stengiamės ir daryti tokius kūrybinius užsiėmimus, kurių metu žmonės jaustųsi gerai. Ačiū, kad dalinatės tokia nuostabia edukacija.